Gruodžio 17 diena. Miestelio puošyba. Iki Kalėdų liko 8 dienos. Gruodžio 17 dieną atrodo pati gamta nujautė artėjančią šventės džiaugsmą ir apdovanojo Kalėdų miestelį stambių snaigių gūsiu. Jos leidosi tyliai ir nutūpdamos ant stogų, medžių, šakelių, šviestuvų, gatvelės grindinio, verandos turėklą. Viską padengė puriu tarsi pūkinė antklodė sniego sluoksniu. Po vakarykščio apsitvarkymo ir apsivalymo šiandien viskas spindėjo švara ir kvepėjo gaiva. Atėjo pats metas miesteliui dabintis, gražintis ir puoštis. Lyg švariai išmaudytam vaikui pagaliau apsivilkti šventinius drabužius. Elfai sutartinai sėdo ant rogučių ir nešini kirvukais bei pjūkliukais leidosi miško takeliu ieškoti pagrindinės eglutės. Kiekvienais metais išsirinkti tinkamą medelį nebuvo taip lengva ir paprasta. Kiekvieną kartą elfai sudarė atsakingą komisiją, kruopščiai apžiūrinėdavo visas aukštesnes žalias skares. Pagrindiniai miesto puošmenai buvo keliami ypatingi reikalavimai. Jie turėjo būti taisyklingos formos, tiesi it styga, neturėjo būti žemesnė už Kalėdų senelio namą plačiomis tankiomis šakomis. Tačiau net ir suradus tinkamą pjauti buvo galima tik tokią, kuri jau yra pasirengusi tapti kalėdiniu medeliu. Ne, šitai dar reiktų paaugėti, svarstė Loris. Šita per mažai šakota, mintijo Karamelė, neatlaikys jos šakelės papuošimų svorio. Ši būtų lyg ir tinkama, tačiau pažvelkite jos kreivą viršūnę. Nieko nebus, tarė Jonas Augustinas. Ši jau būtų visai nebloga, tačiau ją reiktų pasilaikyti kitiems metams. Šiais metais kirsti ją dar ankstoką, energingai svarstė Kalvetas. Taip sustodami tai prie vienos, tai prie kitos eglaitės, galiausiai elfai priėjo miško proskyną, o pro ją tarsi teatro aktorė pro pakeltą scenos užuolaidą puikavosi gražiausias karotoja. Eglaitė plačiu ratu buvo išskleidusi tankias šakas, tarsi suknelę, ir savo grožiu užgožė visas aplinkui augančias drauges. Kitos vargšelės papuolė į gražiosios išpuikėlės šešėlį, buvo visiškai sunykę, jų šaknis nusilpę, viršūnės nusvirę, o spygliukai suvargę. Buvo akivaizdu, kad išsikerojusi miško karalienė yra užvaldžiusi šį kalnelį taip, kad aplinkiniai medeliai nedrįsta net žvilgtelėti aukštyn. Kuo puikiausiai tinkama eglaitė, puiki žaliaskarė. Tai bent gražuolė, šnekučiavosi ratu sustoję elfai. Paglandė pjūklelius ir kirvukus, valandėlę pasidarbavę, mažieji užritino medelį ant eilę sustatytų rogių, sutvirtino storomis virvėmis ir sukaupę visas jėgas traukė krovinį link miestelio. Nupjauto medelio vietoje atsiradusioje tuščioje plynėje Karamelė su Tina pasodino 2 naujas mažas eglaites ir išpureno baltą sniegą aplink jų kamienus tarsi pagalvėlę prieš saldų miegą. Sugrįžę į miestelį stropėjai darbininkai pastatė gražiąją miško karalienėje apvalų stovą, esantį senio besmegenio pašonėje, čiuožyklos viduryje. Tada atėjo metas puošti eglę stikliniais žaisliukais ir įvairiaspalvėmis lemputėmis. Nieko nelaukdama, Tina atgabeno didžiulę dėžę dailiųjų rankų darbo stiklinių žaisliukų, kurie buvo kaupiami ne vienerius metus. Čia puikavosi trapi balerina pūstu baltu sijonėliu, elegantiškas skrybelininkas, dagiai linksintis pasisveikinimui. Dėžėje taip pat puikavosi visi miško gyventojai. Rudagalvė lapė languotų žaliu sijonėliu, plačiaragis elnias storu vilnoniu šaliku, voveraitė, išrietusi pūkuotą uodegėlę, ežiukas tempiantis sunkų obuolį, buvo ir keli miško paukščiai, akiniuotoji pelėda ir baltasis gandras bei keli egzotiniai gyvūnai, auksinis liūtas karalius, žaliasis driežas bei ilgasnapis tukanas. Kolekcijoje galima buvo rasti ir naminių gyvūnėlių, įvairių veislių šuniukų, ūsuotų katinėlių, akvariumo žuvyčių, spalvotaplunksnių papūgėlių, plačiakarčių arkliukų, storą kiaulytę, garbanotą avelę, margą karvę, kur buvęs, kur nebuvęs, iš dėžės žvelgia ir vienas kitas dinozauras ar mamutas. Dėžėje taip pat puikavosi pingvinai, baltos meškos bei ruoniai. Tarp trapių žaisliukų galima buvo rasti ir maisto patiekalų, o taip pat ir įvairių vaisių ir daržovių. Picos trikampėlį, torto gabalėlį, prakastą obuolį, nuluptą bananą, raudoną braškę, elnių mėgstamą oranžinę morką, žalią arbūzą, apšarmojusią gervuogę, storą kiauravidurę spurgą nubarstytą spalvotais pabarstukais, 2 vyšnes, keksiuką su uogele bei margą ilgą saldainį. Knibždėte knibždėjo sunkiasvorių ir lengvųjų bei lenktyninių mašinų, autobusų, garvežių, traukinių, laivų ir lėktuvų. Netgi telefonas ir televizorius
profesorius dėžėje rado savo vietą. Juokingiausi žaisliukai buvo iš senelio drabužių rinkinio. Šviesoje žėrėjo stiklinės kalėdų senelio kelnės, švarkas viena saga ir su didelėmis kišenėmis, rudas storapadis batas, margas šalikas ir kumštinė pirštinė. Elfai labiausiai mėgo eglutės puošimo metu išvynioti žaisliukus iš minkštų servetėlių. Ant spygliuotų šakų kabindami vieną po kito žaisliukus, elfai įdėmiai juos apžiūrinėjo ir aptarinėjo. Tarytum matytų juos pirmąjį kartą, o su kai kuriais sveikinosi vėl susitikę, tarsi su seniai matytais draugais. Tik pažiūrėk, įdomu, ar daug kelionių patyrė šis lagaminas, apklijuotas įvairaus dydžio etiketėmis, svarstė 365. Oho, koks vertingas įrankis, šypsojosi Krosas atsargiai kabindamas stiklinį sportinį svarmenį. Kaip norėčiau imti ir pasimatuoti, svajojo Tina, prikišusi nosį prie krištolinės kurpaitės papuoštos permatoma gėlyte. Su šiais žaisliukais galima surengti visą šventinio vakaro koncertą, prakalbo Jonas Augustinas, saujoje saugiai laikydamas trapų pianiną, trimitą, būgnus, fleitą ir arfą. O, sveika, seniai matyta, sveikinosi Bimolis su plačiasparne plaštake. Nuo žaisliukų įvairovės sukosi galva ir raibo akys. O kur dar 10 stiklinių kalėdų senelių, 5 seniai besmegeniai ir 20 baltų sidabrinių snaigių. Kai žaisliukų atsargos išseko, mažieji ėmėsi lempučių girliandų. Gausiai apkarstę pagrindinę miesto puošmeną, elfai nusprendė tuo neapsiriboti. Kiekvieną namo kertelę, pastogės, langus, verandų turėklus, gatvės šviestuvus, žaislų fabrikus, spaustuvę, cechus ir dirbtuvėles apsuko spindinčiomis švieselėmis. Visur prikaišėjo kalėdinių meduolių, raudonų uogelių, įvairiaspalvių blizgučių ir raitytų dekoracijų. Pabaigę darbus miestelio centre ėmėsi tvoros ir pagrindinių vartų. Elfai darbavosi iš peties, jausdami tokį džiugesį ir malonumą, kad nejuto, kaip atkeliavo vėlyvas vakaras. Įžiebti pagrindinę miestelio puošmeną buvo pakviestas pats kalėdų senelis. Mostelės balta pirštiniuota ranka, senelis lėtai nulipo verandos laiptais ir atidžiai apžiūrėjęs gražuolę eglutę atsisuko į susirinkusius mažuosius. Na, puikieji mano pagalbininkai, tarė senelis. Ar laukiate kalėdų? Pasiteiravo. Taip, labai, suošė minia. Ar esate pasiruošę įžiebti šį grožį? Mostelės ranka į eglutę pasiteiravo senelis. Taip, nekantravo elfai. Tuomet skaičiuokime visi drauge su manimi atbulinę tvarka, paliepė senelis. Ir visi pradėjo garsiai skaičiuoti. 3, 2, 1, skelbiame kalėdų laukimo pradžią, sušuko senelis ir tvirtai spustelėjo girliandų mygtuką. Kalėdinės eglutės šakomis nuo pačios iki viršaus nuvilnijo įvairiaspalvių švieselių banga. Ji baigėsi ryškia auksinė žvaigžde pačioje viršūnėje. Per vieną akimirką kalėdų miestelyje įvyko šventinis stebuklas. Žaliaskarė papuošta įvairiaspalviais trapiais žaisliukais sužibo mirgančiomis švieselėmis. Visų namelių stogai, langinės, kaminai, turėklai, gatvelės, medžiai ir šviestuvai sužibo mažomis ir didelėmis lemputėmis. Sidabrų spindėjo pagrindiniai vartai. Čia galima buvo rasti šviečiančių elnių, ledo rogių, baltųjų šiaurės meškų, snaigių, ant kiekvieno namelio durų puikavosi kruopščiai pinti Tinos vainikai su varpeliais ir raudonais kaspinėliais. Šiaurės lopinėlis žėrėjo iš toli ir buvo panašus į stebuklinę pasaką. Kalėdų miestelis švietė taip akinamai ir ryškiai, kad kiekvienas pasaulio vaikas stipriai primerkęs akis ir įdėmiai žvilgtelėjęs pro langą į tolimą horizontą, vėlyvą naktį tolumoje tikrai galėtų pastebėti mirguliuojančius ir žaižaruojančius miestelio švieselių atspindžius.